Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Ketvirta pamoka. Ketvirtų šeštų klasių mokiniams. Socialinių tinklų naudojimas. Skaitmeninė erdvė šiandien yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Čia bendraujame, dalinamės įspūdžiais, ieškome informacijos ir pramogaujame. Tačiau kartu tai aplinka, kurioje slypi ir iššūkių. Netinkamas elgesys, per didelis atvirumas ar neapgalvoti sprendimai gali turėti pasekmių ne tik virtualiame, bet ir realiame pasaulyje. Šios temos aktualumas ypač ryškus jauniems žmonėms, kurie socialinius tinklus naudoja kasdien. Kiekvienas įrašas, nuotrauka ar komentaras tampa mūsų skaitmeninės tapatybės dalimi. Todėl vis svarbiau išmokti apgalvoti, ką ir kodėl dalinamės, kaip bendraujame ir kaip saugome save nuo galimų pavojų. Pamokoje pažvelgsime į tai, kaip mūsų elgesys internete susijęs su pagarba kitiems ir atsakomybė už savo pasirinkimus. Tai nėra tik asmeninis klausimas. Nuo mūsų veiksmų priklauso, kokia bus virtuali bendruomenė, kurioje dalyvaujame. Taigi kalbėsime apie bendras taisykles, kurios padeda sukurti saugią ir draugišką erdvę visiems. Ši pamoka parengta kaip kelionė su kelrodėmis gairėmis. Pirmiausia, susipažinsime su dalijimosi ypatumais. Vėliau panagrinėsime privatumo nustatymus ir jų reikšmę, o galiausiai aptarsime reakcijas į rizikingas ar nemalonias situacijas. Kiekviena dalis kvies ne tik atlikti užduotis, bet ir stabtelėti apmąstymams, kuriuos vėliau galėsime aptarti kartu. Svarbiausia, ši kelionė nėra skirta ieškoti vieno teisingo atsakymo. Ji skirta suprasti, kad mūsų pasirinkimai internete nėra atsitiktiniai, o formuoja tiek mūsų asmeninę, tiek bendruomeninę aplinką. Todėl pamokos pabaigoje refleksija taps galimybė susijęti viską į visumą ir atrasti gaires, kurios padeda būti ne tik aktyviu, bet ir atsakingu interneto dalyviu. Ši tema aktuali mokiniams, nes jų kasdienybė glaudžiai susijusi su skaitmenine erdve, socialiniais tinklais, žinutėmis ir įvairiomis bendruomenėmis.
Atsakingas elgesys internete padeda išvengti nesusipratimų, apsaugo privatumą ir formuoja brandžią skaitmeninę tapatybę. Be to, mokiniai įgyja įgūdžių, kurie bus reikalingi ne tik šiandien, bet ir ateityje. Mokyklose ši tema svarbi kaip priemonė padėti ugdyti mokinių sąmoningumą. Ji suteikia galimybę atpažinti pavojus, apie kuriuos mokiniai kartais net nesusimąsto. Pamokos diskusijos taip pat tampa galimybę stiprinti tarpusavio ryšį. Tai gali kurti atviresnę ir saugesnę mokymosi aplinką tiek klasėje, tiek virtualioje erdvėje. Ši tema kviečia sustoti ir pažvelgti į mūsų santykį su skaitmenine erdve. Ji primena, kad kiekvienas pasirinkimas palieka pėdsaką ir formuoja aplinką, kurioje veikiame. Tai proga apmąstyti, kokias kryptis pasirenkame šiandien ir kokias pasekmes jos gali turėti rytoj. Pamokos pabaigoje galima pagalvoti, kokias situacijas internete šiandien pamatėme ir kaip jos atspindi mūsų kasdienius pasirinkimus. Verta aptarti, ar dalintis tam tikrą informaciją visuomet būtina, ar kartais geriau jos pasilikti sau. Tokia refleksija padeda atpažinti ribas tarp saugumo ir atvirumo. Ši pamoka kviečia į saugią tyrinėjimo kelionę. Pamatysime, kodėl socialiniuose verta dalintis atsakingai. Į istoriją mus palydės mokytoja. Ji nubrėš tyrinėjimo tikslą ir primins, kad smalsumą visada lydi pagarba ir privatumas. Keliaudami po skirtingas erdves pamatysime bendruomenes ir forumus, kuriuos reikia geriau panagrinėti ir apžvelgti, kiek saugu ten dalintis informacija. Kita užduotis skirta patyrinėti, kokie yra privatumo nustatymai ir kaip jais geriausia naudotis pačiam asmeniui. Apsilankysime saugumo stotelėje, kurioje apie tai gausite daugiau informacijos. Čia bus proga apmąstyti, kodėl pirmiausia svarbu pasirūpinti savo saugą skaitmeninėje erdvėje. Ši dalis padeda susieti teoriją su praktika. Privatumo nustatymai nėra paslaptis, o mūsų pačių valdomi jungikliai. Tai skatina apsvarstyti, kaip privatumo nustatymai prisideda prie mūsų saugumo. Galima pasidalinti mintimis, kokius nustatymus naudojame ir ar jie iš tiesų atitinka mūsų poreikius. Šis pokalbis padeda suprasti, kad technologiniai įrankiai veikia tik tada, kai sąmoningai juos valdome. Vėliau sužinosime,
Ką daryti, jei pokalbis internete sukelia nerimą ar baimę? Taip pat atkreipsime dėmesį į tai, kokia informacija žmonės dalinasi socialiniuose tinkluose ir spręsime užduotis. Ši tema skatina apmąstyti, kodėl neverta viskuo dalintis internete. Nagrinėsime, ką reiškia būti atsakingu už savo skaitmeninius pasirinkimus ir kaip kurti draugišką interneto bendruomenę. Visos užduotys sukurtos taip, kad būtų aiškios ir pasiekiamos kiekvienam. Jei kas nors pasirodys sudėtinga, padės aiškūs ženklai, trumpi paaiškinimai ir mokytojo patarimai. Šioje pamokoje skiriame dėmesio tam, kaip elgesys internete priklauso nuo mūsų pasirinkimų. Šiuos pasirinkimus galėsite aptarti su mokytoju ir draugais, svarstydami, kaip jie padeda kurti saugesnę skaitmeninę aplinką. Verta apmąstyti, kaip elgiamės susidūrę su nemaloniomis ar įtartinomis situacijomis internete. Tai skatina aptarti, kurie veiksmai atrodo efektyviausi ir kodėl. Tokios gairės tampa praktiniu žemėlapiu, kuris padeda jaustis užtikrinčiau skaitmeninėje aplinkoje. Praktinė dalis ragina įgyti ir palaikyti kasdienius saugumo įgūdžius. Maži veiksmai kasdien virsta patikimais įpročiais. Klasėje diskusijos ir bandymai suteikia galimybę išmėginti sprendimus realiomis situacijomis ir pasikeisti patirtimis. Galutinis tikslas, kad atsakingas elgesys taptų natūraliu pasirinkimu, o ne vienkartinė pamokos veikla. Pamokos pabaigoje susiejami atlikti uždaviniai ir išryškinamos pagrindinės įžvalgos. Aptarimas padeda įvardinti, kurios praktikos pasiteisino, o kurios reikalauja korekcijų, ir įtvirtinti klasių taisykles. Tokiu būdu refleksija veikia kaip orientyras tolimesniam mokymuisi ir sprendimų priėmimui. Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Projektui įgyvendinti skirta 50 525,18 € suma, kurią sudaro 2021–2027 metų ES skaitmeninės Europos programos lėšos 25 262,59 € ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos 25 262,59 €. Atsisiųsti pamokų paketą galima nurodytoje svetainėje.